Добрий день, Лабадєна. Дуже радий бути з вами. Це мій четвертий раз. Весна, осінь. Labai džiugu būti kartu su jumis. Čia jau ketvirti metai, kaip aš su jumis ir pavasarį, ir rudenį. Починається є кілька важливих дат. Kai prasideda pavasaris, yra keletą labai svarbių datų. І оця зустріч одна із них. Вони міняються в числах, але хочеться сюди прийти і хочеться вас побачити, дійсно. Ir šitas susitikimas mūsų yra vienas iš tų, nors keičiasi datos mūsų susitikimo, bet tai yra ta data, kada norisi vėl ateiti susitikti su jumis. На жаль, війна продовжується. Gaila, bet karas tęsiasi. Це якщо порівняти небо, дуже темні, важкі хмари. Jeigu mes lyginam debesį, matom, kad kokios debesys yra sunkios danguje. І всі ми ждемо якогось променя сонця через ці хмари. Mes visada laukiam to saulės spindulį pro šitas debesis. І знаєте, оці наші зустрічі, вони як промінь серед темних хмар. Ir šitie mūsų susitikimai yra kaip saulės spinduliai tarp tamsių debesų. Ще є потреба в більшій єдності, в більшій мобілізації зусиль, тому що все насправді в наших руках. Dabar ypatingas poreikis mūsų vienybės, visą susijungti, nes iš tikrųjų viskas yra mūsų rankose. Україна воює, Україна героїчно бореться, і це наша спільна боротьба проти спільного ворога. Ukraina didvyriškai kovoja, і tai yra mūsų bendra kova prieš bendro priešo. І кожен із нас може зробити щось, щоб наблизити цю нашу спільну перемогу. Ir kiekvienas iš mūsų gali padaryti tai, kas galėtų tą visą bendrą pergalę taptų artimesnė, arčiau. Питання не в тому, хтось зробить більше, хтось зробить менше. Це не про кількість, це про участь кожного. Ir tai nėra kalba apie tai, kad kas padarys mažiau ar kas padarys daugiau. Tai eina kalba apie tai, kad visi kartu mes galim padaryti. Я вам розкажу дуже коротку історію. Papasakosiu trumpą istoriją. Приїхав до Вільнюса український солдат, який воював в полку Азов, і який був в полоні в Росії. Į Vilnių buvo atvykęs karys, kuris kariavo Ukrainoje ir kuris buvo Azove kariavo ir paskui jis pateko į nelaisvę į Rusiją. В травні 22-го року він попав в полон і був 2 роки в полоні, в дуже важких умовах, з усім тим, що означає російський полон. Jis pateko į nelaisvę 20 metų gegužės mėnesį, buvo 2 metai nelaisvėje, tose sąlygose, kur tik galima įsivaizduoti, ką reiškia rusų nelaisvė Rusijoje. Зрештою, слава Богу, його вдалося обміняти, він вернувся додому. Dėkui Dievui, jį pavyko apkeisti, jis grįžo į namus. І він мені розповідає, він сів за комп'ютер і в інтернеті почав дивитися, що відбувалося за ці 2 роки, поки він був в російському полоні. Jis atsisėdo tada prie kompiuterio ir pradėjo žiūrėti, o kas iš tikrųjų įvyko per tuos 2 metus, kol jis buvo nelaisvėje. Тому що там в Росії в них не було доступу до інтернету, їм казали, що України вже немає і так далі. Nes, aišku, nelaisvėje jis neturėjo prieigos prie interneto, jiems visiems sakė, kad Ukrainos seniai nėra. І він читає, як за ці 2 роки, це було рік тому, як за ці 2 роки дуже допомагала Литва. В інтернеті. O tai buvo prieš metus, jis pamatė internete, kad kiek daug tos 2 metus padėjo Lietuva Ukrainai. І він каже, якби він, будучи в полоні, знав, як допомагає Литва, то йому було б набагато легше пережити жахи того полону. Jis tada pasakė, kad jeigu tada nelaisvėje jis žinotų, kad kiek Lietuva padeda Ukrainai, jam būtų žymiai lengviau ištverti tas visas baisumas nelaisvėje.
Це про те, наскільки ми вдячні за те, що ви робили, і за те, що будемо робити далі разом. Ir tai yra apie tai, ką jūs jau padarėte, ką jūs darote, darysite kartu su mumis. Дякую вам всім. Це вже, напевно, 7-й раз, я так порахував, з квітня 22-го року, що ми тут збираємося. Ir dėkoju jums visiems, ir čia aš jau paskaičiavau, kad 7 kartą susirinkam čia. Дякую вам всім за те, що ви є. Dėkoju visiems. Ви як сонячники. Сонячник, він дивиться на сон, на добро. Dėkui jums visiems, kad jūs esate, nes jūs esate kaip tos saulėgrąžos, kurie žiūri į saulę, žiūri kur gerai. І повертається спиною до темряви. Į savo nugarą sukasi lyg tamsumos. Tamsuma už nugaros. І сонячник завжди прямий, попри різні вітри. Ir saulėgrąža visą laiką tiesiai laikosi, nors yra ir vėjas. От ви для мене такі соняшники. Ir jūs man esate tokios saulėgrąžos. Дякую вам. Dėkoju jums. Tikime, kad karas kuo greičiau baigsis ir tos netektys, tų jaunų žmonių žūtys irgi baigsis. Aš džiaugiuosi, kad Ukrainoje gyvena tokie nuostabų žmonės kaip Konstantinas ir Dalia. Tai yra dar kartą parodo mūsų dviejų tautų vienybę. Tikrai šie nuostabų žmonės irgi gyvendami Ukrainoje prisideda visom savo ir organizuoja ir iš Lietuvos pagalbą ir paramą tam, kad kuo greičiau ukrainiečiai iškovotų savo laisvę. Taigi bendrom jėgom mes tikrai veiksim priešą. Nes priešas yra tikrai bailus. Nes jis dabar vėlgi toliau, kai kalbam apie tai, ką niekšiškai atakuoja vėl gyvenamosius namus, kur žūsta vaikai, vyresni žmonės. Tai yra iš tikrųjų niekšiška. Na, bet manau, kiekvienas turės savo atpildo valandą. Taigi, mėly broliai ir seserys, visi iki pergalės. Ir laisvų žydės nuostabios gėlės vėl Ukrainoje ir atneš žmonėms laisvę ir taiką. Ukraina turi labai daug simbolių. Vienas iš tų simbolių, kuris tapo ypatingai reikšmingas šiuo metu, tai yra saulėgrąža. Ir jeigu saulėgrąža anksčiau tai buvo turto, gerovės, šviesos simbolis, o saulėgrąža mėlyno dangaus fone tai yra kaip laukų Ukrainos vėliava. Vėliau saulėgrąža tapo Ukrainos agrarinės pramonės simboliu, kadangi Ukraina tapo kaip lyderė, pasaulinė lyderė saulėgrąžų aliejaus eksporte. Tačiau 14 metais, kai prasidėjo karas, visi prisimenam, kai buvo numuštas keleivinis lėktuvas, kur ir nuotraukos iš Ukrainos Donecko laukų su saulėgrąžom apskriejo visą pasaulį. Ir tuomet prie ambasadų įvairiose šalyse žmonės pradėjo nešti būtent saulėgrąžas. Toliau Ukraina kariavo ir rugpjūtis 14 metais įvyko įnirtingi mūšiai, įvyko Ilovaisko katilas. Žuvo labai daug žmonių, žuvo saulėgrąžų laukose. Saulėgrąžos taip ir liko nenuimtas derlius, nes jis visas buvo su krauju. Ir 20 metais, rugpjūčio 29 diena, Ukrainoje buvo paskelbta kaip Ukrainos gynėjų diena. Noriu pasakyti, kad Niderlanduose prie Eindhoveno oro uosto yra padarytas memorialas, yra pasodinti 298 medžiai. Aplink jų kiekvieni metai sodinamos saulėgrąžos. Tai yra kiekvienas medis yra žuvusio avio katastrofoje žmogaus. Ir anksčiau visi žinom, kad Niderlanduose yra tulpių kultas, bet iš tikrųjų tai yra ir saulėgrąžų kultas, kadangi jų žymas Van Gogho paveikslų saulėgrąžos tapo
visų muziejininkų, visos turistinės industrijos simboliu. Tai dabar Niderlanduose tai yra ir saulėgrąža simbolizuoja visų žuvusių, nekaltai žuvusių žmonių Ukrainoje. Tai šiuo metu, kada anksčiau tai buvo tokios šviesos simbolis, saulėgrąžos tapo vilties simboliu. Aš nežinau, kas pasakė tokius žodžius. Jeigu aš norėčiau būti gėlė, tai aš norėčiau būti saulėgrąža. Todėl, kad saulėgrąža stovi visada tvirtai, visada žiūri į saulės pusę ir nežiūrint į tai, kad kartais jau būna sunki galva, ji visą laiką stovi tiesiai. Todėl manau, kad ir dabar, nes pas kiekvieną iš mūsų dabar sunkios galvas, sunkios mintis apie Ukrainos ateitį, Ukrainos, Europos ateitį. Stovėkime kartu tiesiai. Ačiū Jums. Mes žinome, kad jau keli šimtai metų pas jūs saulėgrąžos auga ištisais plotais ir tai jūsų yra kraštovaizdžio kaimo dalis, jūsų tėvynės simbolis. Tai tas lopinėlis, kurį mes šiandien pasėsime, norisi, kad jis bent jums trumpam primintų ir kad jūs žinotumėte, kad mes esame su jumis ir kad jūs taip pat galite matyti, kad mes puoselėjame tą jums brangų augalą ir kartu tai, kaip ir minėjo daugelis čia pasisakiusiųjų, tai būtų ir vilties, ir tikėjimas jūsų ryžto, kad galų gal tas barbariškas, sakyčiau, karas, nes karas karui turbūt nėra lygu, bet tas, kas yra šiandieną, kad tas baigtųsi. Taip pat norisi prisiminti, kad ši vieta labai susijusi su tuo, ką šiandieną jūs pergyvenat, su jūsų karu. Čia sovietiniais metais buvo užkasami KGB kalėjime sušaudyti žmonės, mūsų didvyriai. Tai yra tiesioginis ryšys. Mes kentėjom nuo to paties okupanto. Ir mes vilėmės, kad ir jums pavyks atsitiesti ir jūs taip pat galėsite patys spręsti savo tautos, savo valstybės likimą. Tai kviečiu visus prie saulėgrąžų prisidėti, pasiekim tą lauką, lopinėlį saulėgrąžų, kaip vilties ir tikėjimų jūsų ryžtų, jūsų pergalę. Na, o dabar pagrindinis momentas yra saulėgrąžos, yra vėliavėlė. Kiekvienas pasėjęs saulėgrąžą, peskite vėliavėlę. Ir po pasodinę pasėjęs saulėgrąžas, mes jūs visus kviečiam į salę, kur rodysim filmą Buča. Tai vieno garsiausio dabar Europoje žiūrimo filmo. Ir pagrindinis herojus bus su mumis.